O tam, kad tas draudimui eitų daugiau ir galbūt efektyviau, reikia įvesti kitą teisinį režimą. Aisis ir kiti pažymėjo, karas vyksta. Taikos įstatymais mes nieko nepadarysime. Mūsų institucijos, kurios galėtų ir norėtų daryti, jos iš karto sako, mes pralošime teismus. Jūs nenori būti durniaus vietų, eiti į teismą su kokiu nors vatniku ir kurį praloš kaip kokį triušį išdaužys kažkoks tai vaikėjas, kuris žino žmogaus teisės ir apsiskaitęs gerai. O mūsiškai apsiskaitę ir mūsų teisininkai sako, prie geriausių valių, prie geriausių norų mes matom įstatymą tokį ir mes negalime jo kitaip traktuoti. Turi būti įvesta teisinė bazė, kuri tarp tarp taikos laikotarpio ir nepaprastosios. Nepaprastoji padėtis yra žiauriai apribojanti, ten trumpalaikiai, tai kažkur būti tarpinė, kur pradeda informacinis karas, kur praeina hibridinio karo požymiai. Ir tada mes galime pradėti reikalauti iš institucijų, kad jos ne tik tai norėtų dirbti, bet ir privalėtų dirbti. Nes dabar jos netgi su mielu noru prisidink, kad mes nieko negalim. Arba pasako trijų žodžių generolas, kad karo nėra, dabar taikos laikotarpis. Prašau mūsų netrukdyti. Generolas trijų žvaigždučių. Prašau mūsų netrukdyti, dabar yra taikos laikotarpis. Yra čia pusės metų senumo, reiškia, citata. Tai aš tokį generolą išvaryčiau iš darbo. Iš karto. Ką jis kalba mūsų visuomenė, ką kalba savo visuomeniai, ką kalba išorė ir ką kalba mūsų visiems ir politikams. Generolas, kuris viską turi žinotis ir jis sako, aš viską žinau, dabar laikotarpis yra taikos. Trukdykite, kad tai įsijungs karo stovis. Iki to laiko mūsų netrukdykite. Visi pinigai, kurie dabar skiriami, yra skiriami konvenciniam karui. Pasakė tiesiai šviesiai, informacijam ir hibridiniam karui pinigų neskiriama. O mums visiems kalbama, kad mes, reiškia, apšėginamės visi kartu ir visa visuomenė pridingta, nėra tų pinigų.